į Dežavų chorą. Ir jo vadovė, tai generolė Asta Pilinkaitė. Ačiū, kad jūs šitame etape esate nugalėtojai. Jeigu žiūrint, kaip aš visą laiką sakau, esu žmogus daugiau, kaip pasakyti, ne politikas, bet ekonomistas, tai kuo jau toliau esi, to mums didesnė nuostoliai bus, kad aš jums pasakyti, kuo toliau ir kad laimėtų dėl užteks Kauno čia karaliauti, aš manau, kad vis dėlto Alytus Dzūkijos sostinė pasirodė fainiai ir linkiu jums sėkmės ir dėkingas jums, kad jūs garsinate Alytų. Ačiū jums. Prie televizijos ekrano, nevykom iš savivaldybės, džiaugiamės ir savo dalis, aišku, jūs turi savo subalsuoti daugiau negu praeitį savo. Jeigu kiekvieną laiką bus sudaryti antradienį, 11 valandą, dar priėmimą. Ir be galo džiaugiuosi, kad turiu tokią komandą. Esu labai dėkingas kiekvienam iš jūsų kolegos. Taigi, manau, kad su šia komanda mes eisim labai toli ir finaluose išgirsit mūsų dainą. Manau, 100% galiu teikti. Tai labai ačiū Jums už pagalbą ir labai noriu padėkoti mūsų taipogi choro vedėjams ir vadovams. Tai labai ačiū visiems. Aš tai dar gyvai nežinau, kad mūsų komandų yra visai buvo taip nuostabu. Iš pradžių tai buvo labai keista, nes ten, kaip niekada nebuvau tokio reikalė, nebuvau įsivėlus. Tai buvo labai keista, bet labai ačiū mūsų visai komandai. Tai buvo labai realūs, nes atvirai pasakius, tai tikrai labai jaudinausi. Kai išėjom į sceną jau reikėjo nuleisti galvą. Tai susikaupė akyse ašaros ir pagalvojau, o Dieve, kad taip viskas būtų. Vėl sėdit, tiesas mane gilėdavo. Kad žino, ar išgyvens jis. Kaip, sako, nieko nebuvo. Kaip, sako, nieko nebuvo.